7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki, krepšinio gerbėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Atšilo oras, tikra vasara, dar labiau pakilo noras žiūrėti krepšinį. Prasideda Eurolygos atkrintamosios varžybos, artėja prie pabaigos, LKL reguliarusis sezonas. Šią savaitę vėl daug intriguojančių akistatų, o jūs nepamirškit prenumeruoti mano YouTube kanalo. Sėkmės. Balandžio 23 dieną prasideda nenuspėjama serija Monako prieš Barceloną. Panašaus pajėgumo komandos abi reguliarųjį sezoną baigė ant bangos. Barsa 6 pergalės per pastarąsias 7 rungtynes Eurolygoje, Monako 4 laimėti mačai iš paskutinių 5. Tačiau gana parankus varžovas yra Monako klubas Katalonijos komandai. Reguliariajame sezone Barsa Monaką nukalė 2 kartus ir įtikinamai 14 ir 15 taškų skirtumų. Manau, tikra puošmena bus Maiko Džeimso ir Kevino Panterio akistata. Vienos ryškiausių Eurolygos superžvaigždžių, abi komandos orientuotos į puolimą, abi žaidžia labai greitą krepšinį. Manau, kad bus tikrai puikiai kova. Panteris su Džeimsu tikrai rinks apie maždaug 20 taškų, gal ir daugiau. Prognozuoju rezultatyvų mačą, kad komandos pelnys mažiausiai 160 taškų ir prognozuoju, kad Monako pasieks revanšą po pralaimėjimų reguliariajame sezone ir nugalės maždaug 5-6 taškais. Balandžio 24 Stambulo Fenerbahčė priims Paryžiaus klubą, tai bus antrasis serijos mačas. Fenerbahčė tikrai nors ir kamuojama žaidėjų traumų reguliariajame sezone, baigė beveik turnyro lentelės viršūnėje, liko antra. 2 kartus reguliariajame sezone įveikė paryžiečius Šaro auklėtiniai, bet įveikė per plauką po dramatiškos kovos. TJ Shortsas žiba ir Eurolygoje siekia su jo kontrakto turtingiausi Eurolygos klubai. Neseniai Paryžiaus basketbol nukalė svečiuose Madrido Realą, prasimušė į atkrintamąsias. Manau, kad nebus Fenerbahčei lengva šioje serijoje ir prognozuoju, kad vis dėl antrasias rungtynes laimės Prancūzijos komanda po dramatiškos kovos keliais 2 ar 3 taškeliais ir išlygins serijos rezultatą. Balandžio 25 antra serijos rungtynė žais reguliariojo sezono nugalėtos Pirėjo Olympiakos ir Madrido Realas. Madridiečiai vargais negalais prasimušė atkrintamąsias varžybas. Šį sezoną Realas toli gražu nėra toks galingas kaip pastaruosius keletą metų. Ir reguliariajame sezone abu sykius stipresnis buvo Olympiakos klubas. Realas neturi tokio žaidėjo, kuris 1 prieš 1 bent pristabdytų Sašą Vezenkovą, Pirėjo klubo lyderį. Tačiau, kaip žinome, Olympiakos sportinė forma suprastėjo, dėl to reguliariojo sezono pabaigoje buvo pasiektos tik 2 pergalės iš 5 galimų, bet manau, kad svarbiausiu momentu dabar mobilizuosis Jorgo Barcoko auklėtiniai ir laimės namie abu serijos mačus, o antrosios rungtynėse vyks atkaklesnė kova ir manau, kad Graikijos komanda triumfuos maždaug 7-8 taškais ir mačas nebus rezultatyvus, komandos pelnys maždaug 150 taškų. Sekmadienį neįtikėtinai svarbės rungtynes žais Klaipėdos Neptūnas, kuris priims Šiaulius. Abi komandos kaunasi dėl vietos atkrintamosiose varžybose, užima 7-8 vietas, o ant kulnų lipa Kėdainių Nevėžio krepšininkai. Klaipėdiečiai ir pasitraukus Vovorui žaidžia banguotai, nenuspėjamai, gali įveikti labai stiprų varžovą, bet gali ir pralaimėti bet kam. Tai prieš Utenos komandą tiesiog jokios motivacijos nerodė Dešūras Bui, kai kurie kiti krepšininkai dėl to buvo nusivylęs.
Vydas Ginevičius, atrodo, jie tik laukia sezono pabaigos, kai kurie Neptūno žaidėjai. Tuo tarpu matėme, kaip Žydrūnas Urbonas užkūrė savo žaidėjus ir jie nugalėjo principinėse rungtynėse Kėdainių Nevėžį. Čia prognozuoti tą mačą labai sunku. Spėju, kad vyks kova taškas į tašką, galbūt net iki dvikovos pabaigos. Na ir nuojauta kužda, kad vis dėlto Neptūnas triumfuos 1, 2, 3 taškeliai. Tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio prognozės. Žiūrėkite Eurolygą, žiūrėkite LKL, sirkite už savo mylimas komandas ir iki.